Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. Tinklalaidės 35 į pensiją rėmėjas ir partneris sutelktinio finansavimo platforma Let's Invest. Let's Invest ekspertų komanda padeda privatiems asmenims bei įmonėms pasyviai įdarbinti laisvus pinigus su konservatyvia rizika. Klausėte kaip? Drauge su profesionalais investuojant į išskirtinius projektus. Projektų atranka bei priežiūra rūpinasi Let's Invest komanda, o investuotojų lėšos visuomet yra apsaugotos įkeičiamų nekilnojamųjų turtų. Noriu tik priminti, kad pinigai, kurie nedirba, nuvertėja, tad visada apsimoka juos įdarbinti. Jei nežinote, kur ir kaip, jums padėti gali Let's Invest ekspertų komanda, susibūrusi tam, kad investuoti būtų paprasta visiems. Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano tinklalaidė 35 į pensiją. Jeigu ją žiūrite pirmą kartą, klausote, žiūrite, visai tinka, čia mes kalbam apie investavimą. Tam, kad nedirbtume nuo atlyginimo iki atlyginimo, nuo pirmadienio iki penktadienio ir padarytume kaip nors taip, kad bent vieną dieną už mus kažkokiu stebuklingu būdu dirbtų mūsų pinigai. Ir turiu tokią gerą prabangą, kad galiu kalbinti žmonės, iš kurių norisi girdėti patarimus. Aš žinau, kad mano dabartiniam svečiui patarimai ne visai patinka, kai jų neprašo, bet šiandien aš tų patarimų noriu paprašyti ir paprašyti kiek įmanoma daugiau. Gediminas Kvietkauskas, traktorius parduodantis filologas. Taip, top Lietuvos turtingiausių žmonių žurnalo viršelyje buvo pristatytas Gediminas, man patiko šitas pavadinimas, bet pridėkim verslininkas, filologas, pilotas, baikeris. Žodžiu, labai daug titulų ir dabar dar ir investuojantis tiesioginėme eteryje verslo ryklys. Visus pasakiau titulus? Nežinau, šiaip tai pagrindinis titulas tai aš gedas. Tai man viskas tam ir telpa ten. Tai ir pradedam... Labą dieną visų pirma visiems. Ir pradėkim kalbėti. Čia tokia tema apie pinigus daugiausiai ir kaip jų uždirbti. Kaip, aišku, fainiausias turbūt būdas būtų turėti verslą ir kad tam verslui sektųsi. Ir... Aš gal pradėsiu nuo to, kad paminėjai tus titulus ir tas buvimas top 500 tam sąraše. Tai cool. Bet man asmeniškai tai visiškai neįdomu ir ar aš ten esu, ar ten nesu, man tai nesuteikia žmogui jokių titulų, privilegijų. Ir turbūt kiekvienas žmogus, kuris tą verslą pradeda kažkada, žinai, ar ten investuoja kažką, jis neturėtų turėti tikslo papulti tą sąrašą. Nes jeigu tavo tikslas papulti sąrašą, tai iš principo toks blogas tikslas, kuris neturi jokios idėjos ir jokios vertės. Tai pradedam. Tai tikslas sukurti... Koks buvo tikslas pradedant verslą? Aš šitą temą tiek kartų įvairiais kampais išanalizavęs, ta prasme, minties raida prasideda labai senai, kad jeigu aš žinočiau, ką reikės praeiti, tai aš tikrai nebūčiau žengęs pirmo žingsnio ir turbūt aš niekada nebūčiau joks verslininkas, turbūt būčiau karjeros kažkoksai žmogus, turiu tam talentų, bet patirtys, tas, kurias turiu dabar, jos man sako, kad padaryta tokių fatalinių nesąmonių, kurios iš principo tai buvo ir lemiami momentai, kur verslas pradėjo augti, šypsoti sėkmė, bet būdamas profesionalu aš būčiau nesugebėjęs priimti tokių sprendimų, kaip pavyzdžiui, parduoti 51% įmonės akcijų. O pradžia organiška, natūrali, paskatinta jaunatviško durnumo, sakau specialiai durnumo, ne žodis stipresnis. Nes tas durnumas ir nežinojimas, kas laukia, ta prasme, leidžia padaryti pirmąjį žingsnį. Tai pradžia tokia, kad prisiskolini pinigų ir pradedi tą savo įsivaizduojamą verslo darimą. Tai mūsų atveju ten mes dar... O daug reikėjo pradžiai prisiskolinti pinigų? Pagal tai, kas tuo metu buvau ir kokios mano galimybės aptarnauti skolą, tai daug. Bet tai iš tiesų tai 20-25 tūkstančių eurų, nes bankai daugiau nedavė. Šiaip laikas buvo 2006 metai, kai į kairę į dešinę bankai pinigus dalino. Tai... Bet ir tuo pačiu ta suma dabar būtų biški, ekvivalentas didesnis. Su 25 tada galėjai daugiau padaryti negu dabar. Bet tada ir užmojai mažiukai buvo, ta prasme, net nežinojom, kur mes keliaujam.
Bet šiaip ta kelionė mums sekėsi, mes jau 2 metais, būdami dviese, uždirbam 2 milijonus litų grynojo pelno. Tai vėl daug verslų gali numirti tik ką gimę, nes mes tuo metu neturim būtent ko suvokimo investuoti. Mes uždirbom pinigų ir pirmas mintis buvo, kaip tuos pinigus pasidalinti, kokią mašiną nusipirkti, namą nusipirkti, auksinę grandinėlę, nes kai kauniečiai tuo metu esame, žinai, tai šitie dalykai, bet kažkokiu būdu, vis tiek turbūt logika, ar ten, žinai, įvykių dinamika padarė taip, kad tie pinigai liko įmonėje ir nuo čia atsiranda, tuo metu nesuvokė, bet aš dabar, kai žiūrėjau atgal, tai nuo čia ir prasideda pirmasis investavimas. Investuoji savo pelną į savo įmonės augimą ir auginimą. Ir nuo tada prasideda visa ta, jau, tarkim, sėkmės istorija. Nors ta sėkmės istorija turėjo daugybę nesėkmių, kurios buvo labai skaudžios, ta prasme, bet turbūt pokalbė iki jų vis tiek ateisim. Nes nesėkmingos investicijos irgi nėra blogai. Nesėkmingos investicijos yra patirtis. O patirtis yra pats svarbiausias dalykas ir kuo tu daugiau patirčių sukaupi ir kuo didesniuose verslo, kaip pasakyti, verslo dalyse, ta prasme, aš pavyzdžiui, turėjau didžiulę sėkmę augti kartu su savo verslu nuo pačios, nuo pirmo žingsnio. Nes jeigu aš dabar ateičiau į kažkokią įmonę, tarkim, įsigyčiau. Yra milijoninė, kuri jau ten turi daug darbuotojų. Jo, aš tikrai neturėsiu giluminio suvokimo, kaip veikia arba sąveikauja žmonės, kaip ten veikia servis, netgi kaip valytoje veikia, ta prasme. Bet kai teko pradėti nuo nulio, kartais istorijos pavartota žodį verslas nuo nulio, bet jis pas mus labai nuvulgarintas, po to ten skandalisto kažkokio cukrų buvo. Tai pabuvau ir kažkokiu tai mechaniku, nes reikėjo padaryti kažkokius darbus, o darbuotojų nebuvo. Pabuvau ir sandėlininku, ir kroviku pabuvau. Ir augant, kol tu samdai žmonės, tu vis tiek daug dalykų darai pats. Ir žinau, kaip tai veikia, ta prasme, kaip kiekviena įmonės grandis mano versle atrodo ir ko ten reikia, kokia yra rutina. Ir kiekvieną dieną, ko nepadariau, ir niekada nuo to netitolau. Taip aš neinu remontuoti, nes aš nemoku remontuoti. Aš ir krovikas prastas, ta prasme, ko aš to krovikas, ta prasme, nemoku aš to forklifto vairuoti, žinai. Bet kiekvieną dieną prasideda rutina natūraliai, organiškai, kad vėl, kadangi esu rūkantis, tai čia dar prideda tą, kad aš praeinu pro visą ofisą, su visais pasilabinu, pasisveikinu ir nueinu iki rūkimo vietos, kur dažniausiai dar susirinka kiti rūkoriai ir mes pasikalbam, ta prasme. Tai labai labai svarbu savo versle žinoti, būti arti žmonių ir turėti santykius su žmonėm. Nes jokia investicija, tarp kitų, ne jokia investicija. Dar yra viena didelė investicija, tai investicija į tavo žmonės. Tai investicija nebūtinai yra piniginė, o dėmesio investicija, santykio palaikymo investicija. Tai tas investavimas mano galvoje yra labai labai plati savoka. Tarkim, paklaustų manęs prieš 10 metų, tai aš turbūt suprasčiau, kad investavimas tai yra akcijų pirkimas Nasdaq ir spekuliavimas jomis. Arba investavimas yra pats primityviausias, perku butą ir nuomoju. Investicija. Apkalbam dažnai, bet primityvu, bet labai daug kas naudojasi ir vis dar. Nes tai yra paprasčiausia, bet nebūtinai tai yra teisingiausia, nes faktas, kad investicija į nekilnojamą turtą yra teisinga, iš prigimties, nes nekilnojamas turtas neturi tendencijos pikti. Nebent nutiks kokia 2008 metų krizė. Kaip tada buvo. Gal nenutiks, o gal nutiks. Ir šiaip tai yra antiek pasyvu, kad investuodamas į tą tokį primityviausią nekilnojamą turtą kaip butas arba namas, kurį tu išnuomoji, tai neaugina tavęs kaip žmogaus, tavęs neaugina kaip investuotojo, tu tiesiog turi daiktą. Ir gal ir nepasiekėm tada to tikslo, kurio norėtume, kad kažkas augtų, daugėtų, didėtų. Norim augti, ne? Čia, ar vidum augti, ar... O kad augti, tu turi augti pats visą laiką, tai nuolatinė būklė. Ir jeigu tu nori, kad tavo investicijos augtų, tai tu turi augti pats, kad matytum platesnį pasaulį, kad suvoktum plačiau įvairius verslus ir tada tavo investicijos gali būti daug taiklesnės, tu gali skeilinti didesnius pinigus, didesnę grąžą.
prieš priimdama sprendimą investuoti per Let's Invest platformą, man buvo svarbus keli aspektai. Pirmas, kad mano rizika būtų kuo mažesnė. Let's Invest siūlo labai konservatyvią riziką, užtikrintą įkeistų nekilnojamųjų turtų. Kad turėčiau su kuo pasitarti, čia jums padės profesionalai, ir kad viskas būtų paprasta. Jūs padarote bankinį pavedimą iš savo sąskaitos, įgyvendinus projektą, jūsų investuoti pinigai ir palūkanos sugrįš atgal į tą pačią sąskaitą. Tai į mano klausimus visus buvo atsakyta, pasižiūrėsim, kaip man pavyks su pirmąja 10 000 investicija. Toliau investuosim daugiau. Sakai, buvo tų nesėkmingų investicijų. Aš turiu tokią baimę, bet ką darant, atrodo, aš taip sunkiai uždirbau pati pinigus ir tikrai man juos išleis dar, ko aš pati noriu, tai čia kitas. Noriu, tai ir leidžiu. Bet čia galvoju, labai noriu pritarti aš irgi. Ne, noriu, man čia geriausias argumentas, kai kažkada mane pamokė, aš bandžiau pasiteisinti, dėl ko aš ten kažkokią nesąmonę pirkau ir taip kažkaip bandau teisinos kažkokius argumentus rinku ir tas bičiulis sako, tai taip ir sakyk, dėl to, kad nori. Jo, sakau, dėl to, kad noriu. Ir viskas, sako, reikia dar kažkokio argumento saviem pinigam išleisti. Tai gerai, bet jeigu kalbam apie investicijas ir aš galvoju, dabar aš atiduosiu, aš sunkiai dirbau, įdėsiu kažkur ten pinigų ir investicija nepasisekė, man žiauriai skaudės. Ką sau sakei per pirmas, ar atsimeni tas pirmas nesėkmingas investicijas, tą sumą ir kas čia tada būna, nusivalai pečius ir sakai, važiuojam toliau? Nepaėjo, sudegė pinigai. Kaip pavyzdys, aišku, labai primityvus čia būtų, žinai, kad 2008 metai ateina krizė ir mūsų, kadangi verslo pradžia buvo Baltarusija, ne Lietuva, bet vėl iškart dabartiniam kontekste skamba gal ir negerai, bet tuo metu visai kitoks pasaulis buvo. Tai aš dėl to visai nesigėdėjau, ką mes ten darėm, ta prasme, viskas buvo gražu, regalų, skaidru. Ir prasidėjus kriziai, teko palikti dalį pinigų tenai, nes nebepavyko jų susigrąžinti, tu sudegė pinigai. Ir blogiausia, ką gali daryti, tai graužtis. Bet ta prasme, tai aš taikau ir gyvenimui. Negali nesėkmės ar klaidos užvaldyti tave savianalizės ir taip toliau, nes kol tu ten savianalizėm užsiminėjai, gyvenimas eina. O tu degini savo laiką ten, kur jau įvykiai, ta prasme, kur jau pakeisti negali. Gal gali kažką tai ten, jeigu gali, tai jo. Bet tai nebuvo tada tokios fatališkos tos investicijos sudegusios, kad reiktų vėl ten nuo fatališkai nulio. Fatališkai neteko. Fatališkai klaidų padaryti teko. Kokia buvo fatališkiausia gyvenimo verslo klaida? Tarkim, nekartą sakiau, kad aš augau kartu su savo verslu ir mano patirtis augo. Apskritai, kada aš pasijaučiu verslininku, tarpitku. Nes aš žiauriai gėdindavausi net to žodžio generalinis direktorius, kai tu esi mikro įmonės kažkas, žinai. Aš niekada nelaikiau, kai tu esi nedidelis, kad aš kažkoks verslininkas. Man per kuklu buvo taip sakyti ir prisipažinti, žinai. Ir buvo toks įvykis, kad įmonės augimui nepakako lėšų, ambicijų užteko, kompetencijų užteko auginti ir parduoti daugiau tos technikos, bet technika yra brangus biznis labai. Tai tarp kitko labai gera mokytis ant daiktų, kurie kainuoja 500 000, 200 000, kur tokių dalykų reikia. Aš kažkada vedžiau renginį ir tie 2 traktoriai stovėjo ir pasikalbėjo, ten prie įėjimo buvo pastatyta ir visi buvo suvažiavę iš šito sektoriaus. Tai ką noriu pasakyti, tai yra brangus dalykai, ta prasme, ir žaidimas brangiais daiktais visada balansuoja ant ribos, kai tu gali nepamatuotai daug, tarkim, atsivežti sandėlio. Nes veikia tai paprastų principų. Taip kaip jūs ateinat Maksimui nusipirkti pieno, pienas guli lentynoje, pasiemi pieną, įsidedi į krepšelį. Tai taip pat tie labai brangus traktoriai, jie guli mūsų parduotuviai, įsivaizduojamai, ir ateina mūsų klientai arba mūsų vadyba važinėja parduoti tuos traktorius, kur susidėjai krepšelį, tai prie kasos atsiskaitai ir išvažiavai. Atėjo laikas, kai mums nebeužteko augimui kapitalo, mes tiesiog negalim, bankai neduoda. Tai priėmėm sprendimą prisitrauk strateginį investuotoją, tai teko parduoti 51% įmonės akcijų ir vėl grįžtu
koks durnius parduoda apie 1% įmonės akcijų ir dar tokia didelė įmonė kaip Kauno Grūdai. Nu, taigi čia verslo pakasinos, ta prasme, jau kaip verslininkas baigiai savo karjerą. Ir patarėjai, tie, kurie neprašyti patarė. Bet aš apie tos patarimus dar grįžt norėsiu, kodėl aš nemėgstu patarinėti. Tai patarėjai visi sakė nedaryti, nes čia yra, turbūt pabaiga tavo kelionės. Kažkoks įvyko kešiautas, bet kelionė tai baigsis anksčiau ir vėliau, nes 1% turėtojas turės tikslą turėti 100 arba jam užteks ir 1, bet nebereikės tavęs. Ir ta klaida užaugino mane kaip verslininką iš tikrųjų. Nes pabūti didelėje organizacijoje, tai yra labai sveika, tokiam ne amatas, verslas vis tik tai buvom, bet išmoksti procesų. Tavo organizacija tuo metu nėra didelė, kad tau visko reikia, bet išmoksti, kaip veikia didelė organizacija. Ir pamatai, pavyzdžiui, aš pamačiau, kas negerai tenai, kur yra didelės organizacijos bėdos, nes pasimeta žmonių santykiai, atsiranda vidinės konkurencijos, tada atsiranda procesai, apkrovimai, žmonių darbais dėl darbų, raportus dėl raportų, CRM-ais, kurios pildai 2-3 valandas. Ir pavyko atsipirkti tą 1%, kas yra... Niekas netikėjo, kad pavyks, bet pavyko, ta prasme. Čia auga darybiniai skilsai. Ir jau kai atsipirkom, tai tada aš pasijaučiau verslininku. Ir čia buvo tas puikybės momentas, kad aš pasijaučiau, aš dabar suprantu viską. Tuo pat metu užgriūna įmonės augimo stadija, nes gaunam vieną didžiausią pasaulyje technikos gamintoją Massey Ferguson atstovavimą. Ir dar gaunam traktorius, kuriuo anksčiau neturėjom. Tai čia viską keičia iš esmės, įmonė per metus užauga 2 kartus, buvom 40 darbuotojų, pasidarom 8-7 darbuotojai. Įmonės plotai, ta prasme, kur gyvename, dirbame, išauga 3 kartus, nes reikia servisą plėsti, reikia atsarginės dalis plėsti. Ir viską darai skolintais pinigais. Ne savais, nes tu pelną dar tik uždirbsi. Pakeliui tu nori būti agresyvus, nes tu nori įvesti produktą į rinką, tu nori maksimaliai, tu investuoji į mega brangų marketingą. Kaip pavyzdžiui, 2017 metais paėmėm Žalgirio areną, pakvietėm 3,5 tūkstančių renginį. 3,5 tūkstančių ūkininkų. Apačioje važinėja traktoriai, vaikšto žvaigždės, dainuoja žvaigždės, vyksta šou. Kartojam. Ką? Kartojam. Galbūt minutėlę. Ir tuo metu tai yra dideli kaštai. Produkto įvedimas buvo kosminis, nes tavrasi nuo mažos įmonės, kuri buvo labai nišinė technikos pardavėja, mes tapom lygiavertė su didžiaisiais pagal rinkos dalis, ten taip toliau, kaip pavyzdys. 16 metais mes gaunam atstovavimą šitų traktorių, tai prieš tai šitų traktorių rinka buvo 4%, 15 metais, 16 metais jau buvo 12%, 17 metais 20% rinkos buvo mūsų. Ir mes susidirbom visą tai per marketingą, rinkodarą ir bėgimą į priekį, per lankščias sąlygas klientam, nelabai rūpinomės klientus finansinę sveikatą, reikia imk atsiskaitysi. Užsiauginom krūvą skolininkų, užsiauginom sandėlius didelius, nes matom, kad parduodami metus, jeigu galim 120 traktorių parduoti, tai kitais metais davai 150. Ir tokiam bėgime įmonė auga į viršų, lėšos baigėsi, dar pakeliui tarpe dar nutikė dar vieną avantūrą, dar padarėm, išplatinom savo akcijas Nasdaq akcijų biržoje. Dar pritraukiam pinigų ir dar ko pritraukiam, tai smulkiųjų investuotojų, kurie patikėjo mūsų viziją, kad mes uždirbsim. Tai čia 17 metai. O 19 metais įvyksta žemės ūkio technikos rinkos krizė. Bet tokia krizė, kad 9 mėnesiai 0 pardavimų. Sandėlį, kuri guli 20 milijonų technikos, už kurią reikia atsiskaityti su tiekėjais, reikia mokėti algas, nieks nevyksta, rezultatai blogėjo, kadangi Nasdaq esant viešai skelbi pusmetinius, pusmetiniai indikuoja, kad čia tuoj bus kažkas tai baisaus, tada niekas tavim nebetiki, akcija biržoje čiuožia žemyn ir metai užsibaigia beveik -1 milijonų eurų.
Tai yra tie metai, kur tikrai buvo ne vieną kartą pamastymų, kad čia yra viskas. Ta prasme, viskas ir klausimas dar kokio lygio viskas, nes kadangi tu augini ant didelės skolos, tu visą savo turtą įkeitęs, turi asmeninius laidavimus uždėjęs visam tam verslui. Tai surizikavai viską, padarėjai oliną ir nutiko tokie metai. Tai va čia norėčiau, kad tie metai, dėkingas likimui, kad tie metai nutiko. Nes jie ir išmokė mane pagrindinių pamokų, kur susitvarkyti. Iš karto po to, pavyzdžiui, šiandien dienai mes neturim jau kokie 5 metai jokių problemų su skolininkais ir skolom. Nes mes mokame dirbti, ta prasme. Mes neturim rizikų, mes tas rizikas suvaldėm, išmokom. Bet galėjo baigtis ta kelionė tenai. Neatsimenu, kokiu kampu iš čia nukeliavau. Nuo investicijų ir fatališkų visokių klaidų, bet kol kas labai gražiai ir viskas sueina į... Tai va ir fatalinė klaida. Kažkam fatalinė, galiausiai virsta pamoka. O gerai, dabar investicijos į žemės ūkį apskritai didėja šita bendruomenė, kur mes esam? Oi, čia tokia faina tema labai. Aš 2017 metais, kai darėm Raučiau, reikėjo platinti akcijas, pritraukti investuotojus, tai Raučiau vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, tai vis tiek Vilniuje pagrindiniai pinigai. Ir kai iš tikrųjų didžiulė avantūra tokiai traktorių prekybos įmoniai platinti savo akcijas, kur, ta prasme, kreiva šleiva. Bet buvo vizija, ta prasme, ir žmonės patikėjo. Bet ką aš mačiau, tai kad žmonės miestuose visiškai nesupranta, kaip veikia žemės ūkis. Ir netgi kai čia tas protestas vyko Vilniuje, tai irgi komentarų sraute pirminėme iš Vilniaus burbulo, ypatingai iš tų žmonių, kas turi auditoriją, buvo labai neteisingų ištransliuota žinučių apie ūkius, ūkininkus ir taip toliau. Kokios buvo? Už paramą nupirkta naujausia technika, ten su milijonais kainuojančiais traktoriais suvažiavo, nes taip supranta. Ir Vilnius nesupranta žemės ūkio. Aš atsimenu jau nuo 15 metų. Žemės ūkis gyvas dėl subsidijų, už kurias ūkininkai perka traktorius, baigsis subsidijos, nebepirks traktorius. Tai tas dabar jau keičiasi. Kad ir jaučiuosi įdėjęs indėlį į tą, nes aš tikrai daug kalbu ir viešai kalbu apie tą žemės ūkį. Kad žemės ūkėje bėda, kad mažai veidų kalbančių. Tai taip, bet kai gauni eterį, tu stengiasi jį ir išnaudoti. Vat ir dabar naudoju eterį. Tai labai gerai. Jo. Tai šiaip žemės ūkis yra labai gera investicija bet kam. Ir jeigu kas galvoja investuoti į žemės ūkį, aišku, dabar kontekste tai turim vieną dramą. Auga, kuri griūna, tai augos griuvimas atneš reputacinę žalą ir žemės ūkiui. Net jeigu jie išlips, ta prasme, sveiki kažkaip, tai žemės ūkis dabar nepatikimas atrodo. Bet jeigu žiūri globaliai, Europos kontekstą, Amerikos kontekstą, čia yra vienintelės sritis, kuri amžinai bus. Nes mes amžinai valgysim. Tai ta prasme, investuoti į amžiną sritį, tai yra turbūt pati saugiausia investicija. Keisis formos, keisis technika, keisis metodai. Laidą remia sutelktinio investavimo platforma Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. O kokios galimybės dabar yra nelabai nusimanančiam žmogui investuoti į žemės ūkį? Tarkim, aš turiu laisvų pinigų ir tam čia ir kalbu, gal visada galvoju, kur iš kiekvieno pašnekovo gaunu idėją ir gal aš ne verslo ryklys, bet po 10 000 visada įdedu, jeigu kas nors įkalbės mane įdėti daugiau, tai... Jo, čia irgi įdomus kampas. Kadangi tie žemiški verslai yra tokie žemiški ir toli nuo Vilniaus, tai dabar pasakyti, kad 10 000... Neįmanoma, per mažai, 100. Ne, tai nepriklausos nuo sumos, ta prasme. Bet čia klausimas, ko tu nori. Ar tu nori ateiti į kokį nors verslą dalyvauti su savo investicija? Kaip pavyzdžiui, aš dabar iš karto surezonuoju su rykliais, nes jau ta laida išėjusi. Yra Levandų ūkis biržose, į kurį mūdu su Burgaila planuojame investuoti pinigų. Ne? Tai va, į tokius šeimos verslus, pavyzdžiui, nedidelius, kurie gamina kokius nišinius produktus,
Tai irgi yra galimybė investuoti, nes aš matau ateinančią rinką lietuviškos produkcijos iš tokių, šiandien dar nepažįstamų dalykų, kaip, pavyzdžiui, levandų limonadas. Aš tikiu, kad jis gali atsirasti lentynose, nes aš nebūtinai teisus, aš dabar įimu kaip pavyzdį, ne? Tai reikia domėtis, rasti tokius dalykus ir mėginti. Viena iš mano investicijų per projektą yra aviliai. Aviliai, kurie prieinami visiems ir kur kiekvienas žmogus gali savo kieme auginti savo medaus ir auginti labai paprastai, nes verslo idėja yra appsas, kuris tau pasako, ką daryti, tave informuoja, kad reikia nueiti patikrinti kažką ir tau kainuoja maždaug 10 minučių darbo į mėnesį. Ir tu esi kaip ir bitininkas, bet žaidi bites. Man ta idėja užkabino. Dabar bites. Šiaip, gal dėl viso ko padarysiu intro, jeigu nematė žmonės tos laidos ir nežino, tai Gediminas klauso įvairių idėjų su kitais verslo rykliais ir sprendžia, kur investuos savo asmeninius čia pinigus, ar ne? Asmeninius, jo. Asmeninius pinigus į kažkokias verslo idėjas. Ir tiem, kam pavyksta įtikint, gauna tokią pirmą injekciją. Labai paprastai pasakojant, tai taip, ir aš turbūt taip supratau, kaip tu pasakoji, kai atėjau į projektą, bet kai jau nufilmavom pirmas laidas, tai buvo smegenų supurtimas labai didelis ir faktas, kad ne man vienam, o mums visiems 5 tas smegenų supurtimas įvyko, nes tai, ką aš išsinešiau iš tenai, tai viena yra, ką dalyviai išsineša, pavyko įtikinti ar ne, bet mes irgi per tas kelias dienas, kol filmuojama laida, praeinam begalinį progresą viduje ir aš išėjau patobulėjęs labai stipriai ir kiekvienas iš mūsų patobulėjo, nes kai ateina idėja, tai greičiausiai ta idėja yra ne tavo verslo srities. Buvo sutapimų, kad ir mano verslo srities. Ir tu kompetencijų ratą, klausinėdamas to žmogaus, labai praplėti, labai daug sužinai. Ir mano galva šitas projektas šiaip yra labiau ne apie pinigus. Labiau apie verslo idėjas, kuris išgirsta žmonės ir tai kabina žmonės domėtis, kaip vyksta tie verslai. Galbūt rasti savyje verslumą, galbūt nužudyti savyje verslumą, nes nesąmonių prisigalvojai. Tai irgi yra gerai. Bet didžioji nauda tam žmogui ar verslui, kuris atėjo ir kuriam pavyko įtikinti, taigi nėra pinigai. Tai yra mentorystė. Ta prasme, su savo patirtim mes atiduosim ir savo laiką. Ir aš jau dabar apie pinigus mažiau galvoju, netrukus vyks antras filmavimo raundas ir aš manau, mes būsim kitokie visai reikliai, negu buvom pirmam. Bet šiaip man įdomu gal ir pakalbėti apie startupai, labai populiaru dabar. Visi įsivaizduoja, ten pabaigia universitetus, net nebaigia universitetų, baigia mokyklą ir galvoja, kad jie bus, dirbs. Taip. Bus jų gyvenimas ir kad turi idėją, jinai verta milijono ir kokią susidarei nuomonę ir apie jaunus žmonės, kurie nori kurti verslus ir jų požiūrį. Ką žinau, gal aš jau save prie senos kartos priskiriu ir daug kur nežinau, kur suprantu tas žmonės ar nesuprantu, ar galvoju, čia iš jų pasimokyti pasitikėjimo savim reikėtų, nes... Startupų pasaulis jis yra visiškai kitoks ir mano patirtis yra realios, pragmatiškos ir aiškios, ta prasme, kur aš dalyvavau gyvenime. Startupų pasaulis yra labai menamas, ta prasme, jisai fantazija dažnai yra. Ir turiu savo požiūrį, ta prasme, kuris labai sutrigerino startupų bendruomenę, bet ta prasme, aš turiu savo požiūrį, kad ne viskas yra teisinga. Tu žiūrėjai serialą Silicon Valley? Truputį. Aš tai visą žiūrėjau kelis kartus, man jis labai linksmas, patinka, bet tie, kas investuoja į startupus profesionaliai, jie sako, kad iš 10 vienas tik tai pavyksta, tai reiškia 9 dega. Ir kur mano temos kampas buvo ir tas, kur sutrigerino, kad tie jų inkubatoriai
Inkubatoriuose jie gyvendami, jie vysto tą savo verslo idėjas, kurios dauguma yra, tikrai tokios ant ribos. Jeigu paeis, tai pasaulis paeis, jeigu nepaeis, tai niekas nepaeis. Ir jie tenai gyvendami, jie sudegina savo energiją, kurdami dalykus, kurie niekada netaps kūnu. Jos išmaitina investuotojas, duoda jam pinigų, bet jie kuria idėją, kuri greičiausiai netaps kūnu, bet jie tiki ją, nes juos pumpuoja steroidus. Va čia labai laidos metu čia man geras iššovė. Juos pripumpuoja steroidų ir jie įtiki dalykais, kurie neegzistuoja. Ir tas mane glubina, ką tai daro psichologijai, ta prasme, jauno žmogaus. Kas bus po tų 10-15 metų, kai jau nei viena tavo idėja nepaėjo. Bet kaip tavo bus savivertė, kokios patirties tu žmogus būsi. Ir tikrai matau, kad kritika neveikia, ta prasme. Jeigu kritikuoji startupas pyksta. Bet čia ne apie visus, gimdėvę sakau, ta prasme, aš sakau apie išimtinai kelis atvejus, kuriuos teko paliesti. Nežinau, pasakyti ar ne savo mintis, sakai, kas bus po daug metų. Yeah. Man atrodo, moteris tai moka, geriau moteris moka priimti kritiką negu vyrai, tai po daug metų bus daug moterų išlaikančių savo vyrus, o jie vis dar kurs startupus, kol moteris tikrai... Žiūrint pagal Silicon Valley visą serialą, tai paprastai nebūna tų moterų šalia. Kai nesiseka, ne? Ja. Bet šiaip pritariu, ta vieta kritika. Ir gyvenime taip veikiu, kai reikia kažkokią naują mintį įsileisti. Pirmiausia, vyksta jos daužimas. Ir kuo tu labiau išmoksti daužyti mintį savo, griauti ją, ta prasme, ieškoti kampų, net dialogę su savim, ta prasme, užduoti durnus klausimus, nepatogius klausimus. Tuo tu išgrynini perspektyvą, ar tai yra iš vis įmanoma. Nes kitą kartą, kai tu nepriimi kritikos visiškai, tu tada gyveni įsivaizduojamoj realybėj. O įsivaizduojama realybė versle yra tragedija. Gal galiu dar sugrįžti truputį dabar ir prie verslo, prie žemės ūkio ir jeigu pradėti taip atskiriai gražiai, kad ar investuot kur į tuos verslus, tai ten tada gali turbūt to mažom investicijom susiradus esamas idėjas žemės ūkio srity, o verslai žemės ūkyje, koks mechanizmas žmonėm, nežinau, ateiti tą sritį? Šiaip ten sudėtingiau, taip tiesiog žmogui ateiti, nes tu net nežinai pas ką eiti, iš principo. Aišku, jeigu yra biržinės įmonės, Nasdaq'e, tai labai aišku, gali dėti ten pinigus, jeigu tik... Kurias rekomenduotum? Čia prašom patarimų. Žinome, kas nori, tas klauso, kas nenori, jų atsakomybė, kuriais patarimais naudotis. Pasakysiu turbūt ne visiškai pozityvų dalyką, bet siūlyčiau ne į lietuviškas kompanijas. Ne į Lietuvos biržą, ne į Vilniaus Nasdaq. Nes mūsų Baltijos birža yra tokia sekli, kad ten praktiškai nevyksta akcijų judėjimas ir tai gaunas labai pasyvi akcija, kuri nei labai virš auga, nei labai žemyn. Ir kai sugalvosi nusimest, ta akcija bus labai sudėtinga. Bet tuo pačiu metu noriu skatinti, kad investuotumėt į Vilniaus akcijų biržą, kad kuo daugiau ten atsirastų judesio. Bet čia jau mūsų provincialumo bėda, ta prasme, kad mes labai... Jeigu visi tą darytų, iškart pasikeistų situacija. Jo, ne? O pavyzdžiui, jeigu investuoti, tai investuokit į užsienio kompanijas, į New York, ta prasme, New Yorko biržoje. Pavyzdžiui, mūsų technikos gamintojas Massey Ferguson priklauso AGCO koncernui, kuris yra New Yorko akcijų biržai. Ir tai reikia pasidomėti ir pasiieškoti, į ką investuoti. Tai aš nesakau, kad į žemės ūkio būtinai ten gamintojus, bet yra labai daug, ta prasme, įvairių, net ir startupų žemės ūkio, pavyzdžiui. Bet kur didesnis mastelis, ten yra didesnis likvidumas, ten tu savo investiciją gali greičiau išsitraukti arba norėdamas nusipirkti daugiau tų akcijų, kuo tiki, tu gali tą padaryti greičiau. Lietuvoje per seklu. Ir mini klausimas, o pats investuoji į kitas žemės ūkio bendrovės? Tokiu būdu. Kas nesusijęs su pagrindinė veikla, tai ne, bet mes investuojame į savo naujas idėjas. Tai taip, ta prasme, mes ieškom dalykų. Į savo verslą. Nutikus galimybėj, tarkim, pirkti ūkį, aš labai rimtai svarstyčiau apie ūkio pirkimą, nežinau, kaip tai veikia ir greičiausiai kažkada taip ir nutiks. Tada investuojame plėtrą, bet ta prasme, kol aš matau, kad mano verslas turi perspektyvą augti tolin,
Mano pirminė investicija visada bus mano verslas, o ne kažkas pakeliui, nes aš turiu kompetenciją, išmanau, žinau, kaip tą padaryti. Tai šiuo atveju aš tokių kažko pašalinių nelabai turiu ir nelabai noriu turėti. Nu, gavosi dabar tik su tais startupais truputį, kad ateis. O dabar jo, turiu reikalų. Čia jo, sunkiausia dabar subalansuoti savo dėmesį, nes čia dėmesio ir laiko resursas, šitas yra neguminis. Tai reikia persidėlioti visą gyvenimo veikimo logiką šiuo metu. O kaip supranti sėkmę? Ar tai yra pinigai banko sąskait? Nu, nežinau, ne banko sąskaitoje versle, nu kiek maždaug verslo, kaip įvertini savo verslą. Ar gyveni laisvą gyvenimo tokį būdą, kad galėt savo laisvą, tai ta prasme, kad leist savo daug ir čia yra sėkmė. Kur yra sėkmė? Kad pasakytum, aš sėkmingas verslininkas. Man gal laisvė daryti, ką noriu. Man labai patinka žodis laisvė. Ta prasme, man ir versle laisvė yra pagrindinis žodžiai. Yra keli pagrindiniai žodžiai. Bet aš jau turbūt jau per daug dažnai kartoju, kad tai nenusidevalvuotų. Bet laisvė, drąsa, vertybės. Vertybės yra santykiai, yra, tarkim, Evos atveju mes išgryninę žodį draugas. Tai laisvė man dar skamba su kitu žodžiu, tai laisvė kurti, nes mano požiūriu verslas yra kūryba. Ir nors ne visi žmonės galbūt įvardina savo, tie, kurie sėkmingi verslininkai, kad jų didžioji stiprybė ir jų sėkmės paslaptis buvo kūryba, nes yra kūrybiški. Kūrybiški žmonės, ta prasme, mato kitaip, negu mato nekūrybiški žmonės, kurie mato čia stalą, žinai. Nu, stalas yra stalas, žinai. O kūrybiškas žmogus, ta prasme, jeigu tai yra tavo versle, tą stalą įprasmins kitaip, žinai, įveiklins. Ir tų idėjų gali būti visokių, bet jeigu tu nesi kūrybiškas, tu nepadarysi tų idėjų maksimaliai gerai. Kas yra kūryba? Plus laisvė. Laisvė tave atpalaiduoja nuo stereotipų. Niekada gyvenime neskaičiau jokių kaučerių knygų. Ta prasme, Jėzau, Dieve, pamirškit visi. Ta prasme, ten yra subjektyvos kažkokių žmonių klišinės patirtis. Apskritai, man atrodo, jeigu čia dar galim išdėti, man atrodo, ten žaloja truputį žmonės, nes mūsų laimė... Pagaliau turiu su kuo pakalbėti. Mūsų laimė yra labai kažkaip tinkamas apibūdinimas, kada realybė yra aukščiau expectations, ar ne? Ir tada šitas gepas ir yra laimė, kad turėt mažą tikėjimą, kaip bus ir pasidaryti tą realybę geriau, negu tikėtis ten nesuprasi kokio ir tada gaut nieko. Tai tie kaučeriai visi, jie su tom savo ten įsivaizduokit, užsirašykit, įsivaizduokit, kad po 5 metų jūs tai turite, save matykit. Manęs draugas klausė. Jums šakės po 5 metų, nes jūs galit net įgyvendinti 4, bet vieno neįgyvendinsit, o jūs jau save matėt, toj jachtoj kažkokioj. Ir tada tai yra baisu, ta prasme, žmonėms užkelti lūkesčiai, kurie niekada neįvyks. Ta prasme, yra didžiulė žmonių traumas ir ta prasme, aš esu, tikrai yra kaučerių ir tam tikrą prasme, ir aš galiu būti kaučeris. Jeigu mane paprašytų kažkas... Gal kitą tada žodį, patarėjas, galiu patarti, pasidalinti savo patirtim, ar ne? Jeigu tu paprašysi. Taip. Bet ne, jokių būdų, aš tau ateisiu ir sakysiu, žinai, kad duosiu tau patarimą. Kokį tu man gali duoti patarimą, jeigu tu nežinai mano gyvenimo kelio, mano patirčių, Šiaip savo baimių, ar, ką žinai, gal tavo suvokimas, kas yra sėkmė, yra visai kitas negu mano ir staiga sėdėsiu ir sakysiu... Ir dar prie visko pridėkim, kad mūsų visuomenė kenčia. Labai gerai, kad atsirado šitie rykliai, tarp kitko, nes žmonės gali pamatyti tikrą neplasmasinį dalyką ir kur tikrai ten tai, kas vyksta iš tiesų. Nes mes... Kadangi laida yra franšizinė, tai yra Sony Pictures produktas, yra griežtos taisyklės, kurių prisiekiu negalima niekaip pažeisti. Ir mes ateinam į studiją, atsisėdam ir tada mes pirmą kartą pamatom žmogų ir tada išgirstam idėją. Mes visiškai nepasiruošę, nežinom nieko. Ir per šitą tikrą emociją nesuvaidinta, čia nėra jokių vedėjų, ta prasme. Taip montažas yra, nes laida karpose, ne? Bet žiūrovai, jie mato tikrą gyvenimą, kuriam nėra jokio
melo, jokios vaidybos. Ir jie iš to gali mokytis. Pagal populiarumą, tai aš girdėjau, kad paaugliai yra pagrindinė žiūrovas šito viso. Tai man daug fainiau būtų, kad paaugliai mokytųsi iš tokių laidų ir paskui ten tik tokia besisukančių bluperių ar dar kažko, bet ne iš tų tik tok, aš jau influenceriais net nenoriu vadinti, darinių, kurie ten renka ten milijoninės peržiūras, pasakodami, manęs draugas klausia, ką jam ten daryti su ten kažkokia verslo ten problema, arba mano darbuotojas atėjo ir paklausė, žinai. Ir kai aš žinau, kad tas žmogus, kuris kalba, nėra to, ta prasme, absoliučiai. Bet tai yra žala žmonėm, ta prasme, tai yra žala visuomenė. Nes visuomenė tai nežino to, ką aš žinau. Ta prasme, labai daug apgavystės. Dėl to žiauriai, aš tai džiaugiuosi, kad Amerika uždraudė TikToką. Tada čia neaišku, kaip bus, nes jau... Bet iš principo šitoje vietoje kitas momentas, tai gerai, čia tik... Kai yra daug platformų, visi turi eterio ir čia va kita investicija žmonių, galvokit, kur investuoja. Kai žmonės, ryklių formate pradės gauti tas žinias, atsiras turbūt kritinis mąstymas ir tiem visiems TikToko kalbėtojams, aš kito žodžio neparenku. Jie uždirba daug pinigų, rašo tuos dar dieve daug, jeigu uždirba. Jo, kaip uždirbti milijoną, nes taigi moko tie, kas patys negali. Exactly. Tai va, gerai, kur čia dabar, bet aš galvoju, ar pakankamai aš patarimų, dar jeigu turim laiko, pakankamai patarimų. Žodžiu, Nasdaqas New Yorko. Čia nenoriu prisirišti prie konkretaus. Bet labiau dar į žemės ūkio ar kažkokių įmonių galėtum patart. Vat man kaip draugį. Bet supranti, kad tai investuok į Svestagro. Nes tikrai gerai varom, ta prasme, gerai uždirbam. Žiūrėk, rimtai labai geras pavyzdys, žinai. Tik tiek, kad čia požiūrį reikia kitokį turėti. Vėlgi, kadangi Nasdaqas Lietuvoje yra labai sekli birža ir tai yra problema, akcijų likvidumas labai žemas, ta prasme, judesys labai žemas. Tai mūsų atveju pasirinkta įmonės strategija yra dividendinė politika. Uždirbam, mokam dividendus. Tai įdėjusi akciją, nusipirkusi mūsų akcijų, tu vargiai tikėsi, tarkim, dabar kaina yra apie 16 centų. O, Jėzu, savo akcijų kainas, nežinau, 16 eurų. Tai idėjų nusipirkus kelias mano akcijas, aišku, tau bus labai sunku jas susipirkti, nes likvidumo nėra, tu turėtum į šitą investiciją žiūrėti tokiu kampu, kad tai yra tavo dividendinė akcija, kad tavo tikslas nėra spekuliuoti, kad parduosiu už 20, nes nevyksta toks vaikščiojimas. Bet kiekvienais metais žinau, kad kiekviena mano akcija gaus ten, tarkim, po eurą dividendų, gal gerais metais po 2. Tai yra skirtingi požiūriai. Kai į patį žemės ūkį žiūrim, dar yra Linas Agro, ta prasme, irgi biržoje. Irgi viskas labai fainai, bet tai yra vėl suspekuliuoti labai sunku, nes judesio nėra. Tai dėl to aš ir nukreipiau, kad Lietuvos birža nėra gerai spekuliavimui, nes uždirbi iš spekuliavimo, bet gali išdirbti iš įmonių, kurios moka dividendus. Bet čia visai saugu saugot pinigus. Sakykime. Tarkim, taip. O į ką investuoja patys ūkininkai? Į naują techniką, į ten kažkokius išradimus, atradimus? Oi, kaip fainai grįžai į tą vietą. Ir labai gerą žodį pavartojai. Kaip Vilniuje labai keista girdėti. Investuoja į techniką. Didžioji bėda, tai tu teisingai pasakei, nes didžioji bėda ir yra, kad galvoja žmonės labai paprastai, kad ūkininkai perka techniką. Maždaug kaip perki savo automobilį ir kuo prabangesnį turi, tai reiškia, tu to turtingesnis ir su juo važinėjai. O technika, traktorius, kombainas, kad ir 600 000 vertės daiktas, yra darbo priemonė, kuri tavo versle, nes ūkis yra verslas, tavo versle didina efektyvumą, našumą ir tu uždirbi iš to pinigus. Čia kaip siuvėjų gera siuvimo mašina. O žmonės, kurie ne žemės ūkiai, įsivaizduoja, kad tai čia už paramą nusipirktas daiktas. Ne, čia yra darbo priemonė kombainas, darbo priemonė traktorius ir efektyvindamas savo verslą, tu privalai turėti efektyvią techniką, kuri negenda, kuri patikima, kuri išmani, labai daug išmanių technologijų čia ir, tarkim,
ūkiai nori, nenori investuoja, tie, kurie sėkmingi ūkiai. Investuoja, nes tai irgi pinigus kainuoja. Pavyzdžiui, turbūt čia negirdėtų dalykų papasakosiu. Į laukų žemėlapių sudarimus. Kad apsuose būtų? Jo, bet laukų žemėlapiai tai yra informacija apie tavo derlingumus, apie mineralus žemėje, apie skaičiuojant, kiek tau trąšų reikės, ta prasme, visokie tokie dalykai. Ir kad tai būtų visiems prieinama, ar tik jie savo daro? Galvoja, ar jie galvoja plačiai? Čia dar viena idėja verslui. Padarykim visai Lietuvai appsą su laukų žemėlapiais ir visi ūkininkai nusipirks. Nesu tikras, ar tai nevyksta kažkas tokio į šitą kryptį, dabar taip galvoju, bet gal tokio vieningo appso, kad gal dar ir nėra, bet manau, kad bus, ta prasme, neišvengiamai. Ir daug žemės ūkėje visko vyksta, ta prasme, tik tiek, kad mes, pavyzdžiui, kaip pardavėjas technikos, tai mes nelabai galim traktuoti, kad mes parduodam kažkokias inovacijas, žinai, nes mūsų gamintojai kuria inovacijas, kuriams mes tiesiog jau atnešam pagamintas. Bet žinau lietuviškų idėjų, kurios tikrai ateina ir kurios turi potencialą būti game changeris pasaulyje. Čia galima jomis pasidalinti, ar? Manau, kad dar gal negaliu. Bet ta prasme, tai yra, pavyzdžiui, iš lapo, paimto augalo lapo, galima paimti informaciją apie jo cheminę būklę. Kokių mikroelementų trūksta, kokių per daug yra, kaip čia primityviai sakau. Ir jeigu dabaigus šitą produktą, jis yra beprotiškai vertingas tom, kad trąšų iš panaudojimo efektyvumas pasidaro absoliučiai tikslus, nes tu į kiekvieną tašką padėsi tiek, kiek reikia ir nepadėsi to, ko nereikia. Tai čia tavo veiklos modelį tu sutaupysi labai daug pinigų, nes trąša yra labai didžiulė dedamoji šitam versle, kuris vadinasi žemės ūkis. Ir kuris yra geras verslas. Kuris yra geras verslas. Jeigu valdo gera vadyba, ta prasme, visus. Nesėkmės yra ten, kur yra bloga vadyba, daugiau nieko. Man prieš nusprendžiant investuoti per Let's Invest platformą buvo svarbu atsakyti į kelis klausimus. Pirmas – rizika. Let's Invest siūlo konservatyvią riziką užtikrintą įkeistų nekilnojamojų turtų. Antras, kad aš galėčiau pasitarti. Let's Invest siūlo profesionalų gyvą pagalbą. Na ir trečiasis, kad būtų tikrai paprasta. Investavus per Let's Invest platformą, jūsų investuoti pinigai ir palūkanos sugrįš jums į tą pačią sąskaitą, iš kurios investavot. Ar gali būti paprasčiau? Kad suprasčiau, galvoju, daug Vilniečių, aišku, suprato, kaip traktorius, pamatėm, kokio dydžio yra pats tas burbulais vadinkim, ne? Turim ten vienokį burbulą, kiti kitam burbulė gyvena, ūkininkai savo burbulė gyvena. Kokio dydžio jūsų burbulas yra? Taip pavadintum. Turim omeny bendruomenę? Žemės. O dievuliau, čia yra taip, tiesiog tiek daug. Tarkim, dabar įsivaizduokim, tai yra ūkininkai, tai ūkininkų Lietuvoje, priskaičiuosim, čia kitos bėdos, bet aišku, ne šitai laidai, jų yra per daug, nes daug yra netikrų ūkininkų, sofos ūkininkų, kurie neegzistuoja. Bet tų, tarkim, tikrų ūkininkų mūsų kaip įmonės požiūrių, kurie gali būti mūsų klientai, yra 10-12 tūkstančių, tai čia yra, pridėkim dar šeimos narius, pridėkim dar žmonės, kurie dirba čia, tada pridėkim visus verslus tokius kaip aš, kur irgi kiekvieno įmonėje bus po 100-200 darbuotojų, tada pridėkim visus verslus, kurie čia mega verslai, kur grūdų prekyba, trąšų prekyba, kur dar ten šimtai. Ir tie aptarnaujantis visi verslai, tai irgi yra ta bendruomenė. Čia yra labai daug. Aš neturiu tikslaus atsakymų, bet čia 100 tūkstančių žmonių, apie kurios neteisingai galvoja vilniečiai. Ką jie apie... čia... Jo, bet aš vis dar neteisingai galvoju. Man ypatingai patiko traktorių protestas, nes atsirado tema kalbėti. O jau kalbėtų, tada pradedi aiškinti. Ir tada keičiasi požiūrį, atsiranda supratimai, susidomėjimai ir taip toliau. Taip, labai daug kaimo žemės ūkyje, bet labai daug ir verslo žemės ūkyje.
Nežinau apie tą protestą. Labai buvau nustebus visais pasipiktinusiais žmonėm, nes mes visas dienas ir turėjom su sūnum važiuoti, nes tai buvo metų įvykis. Pabūti galim dar pro traktorių, sako, pravažiuoju, važiuojam iš būrelio namų, gali dar sustoti, ten ir tamsoj, kad pabūti. Tai, kad suinvestuoti... Tuo metu dar taip neįsikišau į tą konfliktą, nes... Ne, tai čia pramoga buvo iš tikrųjų. Žmonėm, kurie nemato tų dalykų, tokių, žinai, atvažiuok kaip į muziejų, pasižiūrėk, kokių įvairiausių būna, senovinių, naujų. Bet kai statai klausimą, kaip investuoti žemės ūkį, vis tiek aš kažkaip neįsivaizduoju kitaip, nes tada arba tu turi sugalvoti, kad tu veiksi tenai kažką žemės ūkyje, norėsi daryti, nes šiaip investuoti ir pirmiausia turi būti, kas tau parduoda, kam reikia tavo investicijos. Tai būdamas, tarkim, miesto gyventojas, tu sunkiai rasi informaciją, kam to reikia. Yra, pavyzdžiui, teisingai crowdfundo platformos, kur gali investuoti į traktoriaus finansavimą. Ūkininkai tarkim, ūkio galimybės neturi pasimti bankinio finansavimo, yra per crowdą. Per sutelktinį. Ten bus kiekvienas keisas aprašytas. Nesakau, ar tai gerai ar blogai, aš turiu savo nuomonę. Tiesiog yra. Bet pirmiausia, vis tik pagrindinis dalykas, į ką tu beinvestuosi, tai investuok į save ir į savo žinių praplėtimą, kad tu nesigautum nišinis žmogus, kad, ta prasme, tu turi, kuo plačiau matai, tuo daugiau rasi galimybių, į ką įdėti pinigus. Taip, užmečiu akį į laiką, kiek mes dar jo turim, tai prieš pabaigiant apie pensiją, kad sugrįšiu prie pavadinimo. Ar planuoji apskritai kada nors išeiti į pensiją? Kažkada galvojau, kad aš išeisiu į pensiją, kad, ta prasme, kai tik bus galimybė, aš ir išeisiu į pensiją. Pavyzdžiui, atsirado įmonės pirkėjas ir aš rytoj esu pensininkas. Bet tas galvojimas, tai toksai reikia mest atgal kažkiek metų, ten, tarkim, 5-6. Nebematau, kad aš esu pensininkas. Nebeliko šito noro. Noras yra turėti subalansuotą laiką, turiu omeny, ką įdedi į darbą ir ką įdedi į laisvalaikį šeimą, nes dabar balansas yra labai nesveikas, dabar šeimai lieka labai mažai laiko ir nekokybiško. Visi verslininkai pažino. Tai vat, norėčiau ko, tai atsitraukti nuo operatyvinio verslo, bet tai nėra pensija. Bet dalyvauti versle aktyviai, likti jame, nebedalyvaujant operatyvinėje veikloje, tai to norėčiau, kad ir rytoj. Bet kol kas dar to negalima padaryti, bet, tarkim, planas gimsta pakeliui. Jis yra planas. Bet čia geras žodis yra ryklys, žuvis ryklys, ne projektas ryklys. Ryklys yra tokia žuvis, kuri negali nustoti judėti, nes jeigu sustoja, žiaunas nesiventiliuoja ir jinai numiršta, jinai net miegodama plaukia. Tai bijau, kad pensija man ir... Bet gal čia turim irgi sugrąžinti suvokimą, kaip mes suvokiam pensiją. Aš irgi nesuvokiu, kad pensija yra uždariai viską atsisėdai ir dabar lauki. Pensija yra tas svajonių gyvenimas, kai tu turi laiko ir pinigų. Va toks. Tai va aš apie tą patį. Balansas. Kad galiu ir dirbti. Noriu, aš šią savaitę sėdžiu Seišeliuose, grįšiu už mėnesio, ir sėdam reikalus tvarkom. Noriu, aš dabar... Skraidysiu. Susirinksiu 50 valandų. Taip. Ta prasme, ką nori gali, ką nori. Tai va tas balansas tai yra, tarkim, sėkmybė, bet tai jokių būdų nėra atsitraukimas ir ant fotelio koją susidėjau ir žiūriu Netflixą. Taip, tai čia ir mano suvokimas. Tai tada, žodžiu, tokia pensija, jeigu pasitaikytų galimybę, tu ją paimtum, kad ir rytoj. Kad ir rytoj. Ir tikrai labai norėčiau, nes dabar šiuo metu, apskritai, sakau, mano laiko resursas yra mažesnis negu poreikis laiko. Kur investuoji per mažai laiko? Per mažai laiko? Tai šeima. Ta prasme, tai labiausiai nukenčia tai būtent šeima. Ir tai skaitau toks, verslo kūrimosi stadijoje, kai jisai vystėsi, tarkim, paauglystė verslo buvo. Tai lyg ir dirbdavau labai daug,
buvo periodas nuo 6, pirmas esu ofise 6, iš ofiso išvažiuoju 10, 11, nes turiu daug darbo. Bet to tokio darbo, kur reikia dirbti, kažką daryti, laiškus atsakinėti taip toliau. Viso to jau nebeturiu ir tam poreikio kaip ir nebėra, nes aš jau kaip ir nuo tų jau kiti žmonės tą daro, ar ne? Tai aš, tarkim, nesikeliu 6, negrįžtu 12, tarsi 10. Bet, kadangi versle yra labai daug santykių, tai tas santykių palaikymas su klientais, su tiekėjais, valgo tą vakarinį laiką, ir tu visą laiką grįžti jau į nekokybišką savo laiko dalį, kurią gauna šeima. Pavargęs. Ir pavargęs. Investicijos ir savo kūną, ir į miegą. Ir galvoje, ta prasme, kartais energetika nebeta jau visiškai. Tai per mažai. Gerai, tai ką aš linkiu, kad expectation būtų vis dar žemos, bet reality pavyktų padaryti. Ok, ačiū tau. Su šeima ir su skraidimu. Būtinai. Pilotavimą. Togi pati skridai. Jo, ir nėra laiko, ir ką viską reiks pradėti iš pradžių, bet mano taip atrodys pensija. Ok, skraidysi? Aišku, taip. Pirmiau reikia ir lėktuvėlį, kad tada žodžiu, turiu susikaupti visą. Man dabar lėktuvėlį nusipirkti. Mokslai baigti. Likęs egzaminas. Praktinį galiu laikyti, nes moku. Teoriją tiek kaip ten prisiruošiu, nes ten daug mokslo. Bet ten teoriniai kai kurie lengvi. O PPL ar su ultralaitu? Ai, dabar ultralaitą, bet šiaip tikslas tai būtų PPL. Nes aš tai PPL mokiausi, tai ten anglų kalba, kosmosas, fizika buvo, tai galvojau, kad bus neįmanoma, bet išlaikiau. Come on, tos pačios taisyklės egzamino. PPL ar ultralaitą. Anglų kalba 9 egzaminai. Ai, anglų kalba jeigu, tai tada jo, ten padėk Dieve. Tai čia tai, ko dar labiau bijau, nes ta prasme anglų kalba įsilaikyti ir dar išmokti radijo ryšį anglų kalbą vesti, tai čia man toks kosmosas. Jo, taip. Bet labai geras žodžiu, noriu grįžti. Čia mums mano pensija, galbūt vieną dieną, jeigu gerai investuosiu kur nors. Gerai. Bent kur nors. Gerai, ačiū. Ačiū tau. Let's invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą.